Italai įpratę mostikuoti rankomis ir sako, jeigu suriši italui rankas, jisai nebylys. Tai aš iš italų išmokęs mostikuoti rankomis, dėkingas, kad man mikrofoną palaikys. O iš kartais bijau, kad nesumaišyčiau mikrofoną su bananu ir kad nepraryčiau. Ir pirmiausiai noriu pasakyti komplimentą tiems, kurie sugalvojo terminą sąšauka. Čia tikrai lietuviškas iš istorijos gelmės terminas. Mano pagrindinė tema yra tautos išlikimas. Tautos išlikimas. Ir tauta buvo naikinama iš rytų globalistų, kurie norėjo užvaldyti pasaulį, nes tautos pagrindinis kliuvinys užgrobti pasaulinę valdžią. Ir tą patį daro vakarų globalistai, kurie yra partneriai rytų globalistams, sukurti drauge pasaulinę valdžią ir tam jie sukūrė jungtinės tautas kaip brandolį ir kad Stalinas sutiktų jungtinės tautas drauge su Rooseveltu sukurti, buvo atiduota jam pusę Europos kaip padėka už tai. Bet įdomu tik tai tiek, kad kada mes kalbam apie Jaltą, karo pabaigoje, 45 metais, neseniai televizijoje buvo istorijos kanale Amerikoje rodomi dokumentai, kad jau 1942 metais, prieš 3 metai prieš karo pabaigą, Rooseveltas slaptai buvo Baltijos valstybės pažadėjęs Stalinai. 48 metų, rodos, kad kovo mėnesį. Tad gera žinoti istoriją ir suprasti, su kuo mes kovojame, prieš ką mes stovime ir kada mes norime klausimą statome, kur mes einame, turime žinoti, kad pirmiausiai mes turime nusistatyti aiškiai, kur mes einame, liautis trapsėti vietoje ir tik tai sakyti, kad mes kažkur tai einame, bet stovime vietoje. Antras dalykas, reikia suprasti, kad mes turime iš šalies postumį, kuris mums neleidžia eiti tuo keliu, kurį tautos norėtų ir kurį mūsų istorinė tauta norėtų. Ir jeigu mes nesuprasime to, kad pasaulyje yra prieš mūsų tautą ir prieš visas tautas nusistatę elementai, mes tada nežinosime, kaip kovoti už savo tautos išlikimą. Laimiai, Stalinas mums davė gerą patarimą, kaip kovoti prieš tautos naikintojus. Jisai davė 74 metais Chicago Tribune. Atradau citatą iš Stalino recepto, kaip sunaikinti tautas. Jis sakė, jeigu mums pavyks sunaikinti bent vienos kartos, bent vienos generacijos pasididžiavimą savo tautą ir patriotizmą, mes būsime nužudę tautą. Mes būsime nužudę tautą. Tad reiškia, apverskime priešo dviašmenį kartą kitą pusę ir mes kovokime prieš stalininį, prieš vašingtoninį, prieš niujorkinį, prieš briuselinį globalizmą, keldami savo tautos žmonių ir ypač jaunosios kartos patriotizmą ir pasididžiavimą savo tautą. O mes turime kuomi pasididžiuoti. Jeigu kuri tauta pasaulyje šiandieną gali savim pasididžiuoti, tikrai tai yra lietuvių tauta. Bet žinoma, mes nebūtinai didžiuodami savo tautą turime niekinti kitos tautos, tegu kelia savo garbę patys, bet jie nekels mūsų garbės ir todėl mes šiandieną, pavyzdžiui, atsikratę rusiškos graždankos, kada Muravjovas bandė primesti mums lietuvių kalbą
ir rusiškomis raidėmis, šiandien turime mes kovoti prieš Polenką, kada Lenkai bando pakeisti mūsų rašliavą ir primesti mums lenkiškas raidės. Ir visa bėda, kad pas mus pačiose viršūnėse ir toks skubėjimas pasitaikyti prie Lenkų reikalavimo naudotis pasuose lenkišką rašliavą, prie jų reikalavimo gatvės vadinti, rašyti lenkiškais vardais ir taip toliau. Skuba padėti Lenkų invazijai į mūsų kalbą ir tada į mūsų istoriją ir nepriklausomybę. Juokinga buvo klausytis, kai mūsų televizijoje bent girdėjau, radijoje, žmonės didžiavosi, kad Lenkai ar prezidentas ar užsienio reikalų ministras atvykęs į Vilnių sakė, kad jis Vilniui jaučiasi kaip namie. Žiligovskis, aišku, taip pat jautėsi Vilniuje kaip namie, ir Pilsudskis, na ir kiti, ir rusų okupantai tą patį darė. Taip kad didžiuotis tom, kad Lenkų vadovas jaučiasi Vilniuje kaip namie, aš sakyčiau, kad jau čia didelis pavojus mums. Tad reikia porą dalykų suprasti, kas yra globalizmas ir kas žudo šiandieną tautas. Keičiasi istorijai, būdavo, kad tautas žudydavo, nukapodavo galvas. Užima miestą, nukapoja galvas piliečiams ir jau nebėra tautos. Šiandieną paliekamos galvos, bet pakeičiamos smegenys. Pakeičiamos smegenys per propagandą, per pakeitimą žodžių prasmės. Ir vienas iš kiniečių išminčių sakė, jeigu kai pasikeičia žodžių prasmė, kai žodžiai praranda prasmę, žmonės praranda laisvę. Kai žodžiai praranda prasmę, žmonės praranda laisvę. Ir tik keletą žodžių panaudoti, pavyzdžiui, kaip istorija klastojama porą žodžių. Aš pats kurį laiką klydau išgirdęs sovietmetis. Labai patogus žodis sovietmetis. Bet ar yra girdėję kas nors nacmetis? Nacių okupacija. O kad nenaudoti žodį okupacija sovietų, jis pasidarė sovietmetis. Lietuvoje sovietmečio nebuvo, niekada nebuvo. Buvo kunigaikščių, buvo karaliaus valdžia, buvo caro okupacija. Tik Rusijoje buvo sovietmetis, ėjo ratis, rusai pakeitė. Tai vienas iš tokių. Arba tarpukario, kad nepaminėti vasario 16 Lietuvos nepriklausomos pirmosios respublikos naudojamas tarpukaris. Aš toj klausiu, gerbiamasis, gerbiamoji, apie kurios karus tamsta kalbė. Ar karą tarp Žalgirio ir tarp karas su Lenkais, ar karas su totoriais, kurios karus, kurį tarpukarį. Bet jeigu to nepaklausi, reiškia, Lietuvoje istorija prasidėjo tik tai tarpukaryje. Nebuvo kitos istorijos. Tad stebėkime spaudą ir reaguokime į ją. Reaguokime ir telefonais, ir laiškais, ir kuo tik tai įmanoma. Aš manau, kad einant paminėtas buvo homoseksualizmas, tai su juo susidūriau jau Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tenai jie skverbėsi į skautų organizacijas ypatingai homoseksualai. Dabar, jeigu homoseksualai yra, skaitosi, kad tai yra jų įgimtas dalykas, kodėl tada jie
eina net į vaikų darželius ir bando jaunimą paversti homoseksualais. Reiškia, jie žino, kad tai nėra jiems įgimtas, gal kas nors įgimtas, bet yra įpročio dalykas. Jau yra melu pagristas tas dalykas. Galų gale homoseksualizmo plėtimas Lietuvoje reikia skaityti antivalstybinę veiklą. Jeigu kas nors plėstų ir reikalautų iškastruoti visas lietuvės moteris ir iškastruoti visus vyrus, tai yra tolygu padaryti juos homoseksualais, kad išnyktų tauta. Tai yra antivalstybinė veikla. Kitas dalykas, kas, manau, reikėtų daryti, vengti homoseksualams patogius ir malonesnius jų pavadinimus. Gėjai. Tai aš angliško linksmuolis. Koks ten didelis linksmumas gali iš tos ligos būti? Ir kodėl duoti jiems pavadinimą kitas žydrai? Vadinkime juos tuomi, ko jie nenori būti vadinami homoseksualais, jeigu yra ir kitų terminų, kurie čia tribūnai nebūtinai minėti, bet žmonės kai. Jeigu jie ligonys, kodėl jie skleidžia ligą tautoje? Bet jeigu jie ligonys, užjauskime kaip ligonys, nebūtinai skriausti žmogų, kuris yra ligonys, bet jeigu jisai pasidaro agresyvus ligonis ir lipa mums ant sprando, tai bet kuris slaugė ligoniniai tokį ligonį sutvardys. O mes būkime stipriomis slaugėmis ir neleiskime niekam, nei homoseksualams, nei kitos rūšies globalistams, nei kosmopolitams lipti Lietuvai ir lietuvių tautai ant sprando. Reikia kovos. Kunigas Stasys Yla, viena iš šviesiausių asmenybių išeivijoje, aš sutikau, 1950 metais jau rašė Ateities žurnale. Sakė, net ir tada, kada iškils virš Lietuvos sodybų trispalvė, kada ji plevesuos, dar reikės kovoti, nes kova tarp blogio ir gėrio yra tęsiasi. Ir sako, tas, kuris liaunasi kovojęs, miršta. Tas, kuris nustoja kovojęs, miršta. Ir mes matome šiandieną deja daug vaikščiojančių lavonų. Labai tai primena paminklą kapinėse, ant kurio neva tai būtų užrašo. Jis mirė 30 metų amžiaus sulaukęs, palaidotas sulaukęs 60 metų. Nemirkime, gerbėmieji, per anksti, neleiskime niekiem padoriem lietuviams tapti vaikščiančiais lavonais ir būkime gerų pavyzdžių, kad galėtų mus sekti tie, kurie ieško žmonių, kurios galėtų sekti. Ir linkiu jums sėkmės kiekvienam ir kiekvienam iš jūsų. Ačiū už progą su jumis susitikti. Tai dabar baigiamasis žodis mūsų patriarchui Viliui Ražėnui. Girdėsite mane iš čia? Girdėsime. O dar geriau. Klausykit, aš prisiklausiau, ko reikia, bet mes baidom muses nuo savo lėkštės, o nekalbam apie išmėžimą mėšlyno. Ir pirmiausiai, o kurgi mėšlynas pagrindinis yra mūsų Seime. Ir visos tos kalbos, kad čia reikia, tą reikia padaryti, tą reikia, mes galim kalbėti, kol pamėlynuosim. Jeigu mes nepakeisim Seimo, šitas viskas niekis. Mes